Va tik paskutiniu momentu taip supratau, kodėl. Todėl, kad čia tarp jūsų yra tokia puikia aura, nuotaika, kurią kelia svajonės. Aš atsimenu prieš keletą metų, kur mano direktorė sėdėjo čia, mes prieš porą metų turbūt čia vaikščiojom būdu ir galvojom, kaip čia būtų puiku, sakykime, kad tą mokyklą, ypatingai tą seną jūsų pastatą suremontuoti. Nu ir pagalvojame būdu, kad čia gali būti tik svajonė, nu gal bus, tada nebus. Ir dabar jūs turbūt žinot, kad tą svajonę prasidėjo jos įgyvendinimas ir turėsim tą, apie ką svajojom. Ir dabar aš noriu palinkėti ir mokiniam, ir mokytojam, ir tėveliam. Mokiniai, jūs irgi turi čia daug tų svajonių, aš jaučiu, jos tiesiog virpa čia ore. Bet jūs jas įgyvendinti turi turėti kažkokią priemonę. Ar ginklą. Tai tas ginklas ar ta priemonė būtų žinios. Žmonija nežino kito tokio ginklo, kuris galėtų tokius pasiekimus pasiekti. Nei tankai, nei lėktuvai, nei kareiviai to nepadarys tą, ką padaro žinojimas. Ir jums yra dabar puikia proga tą ginklą savo, kas dar neturit jį įsigyti, kas jau turit jį tiesiog aštrinti ir galasti. Mokytojams, nėra nieko turbūt geresnio ir, sakykime, kaip aš manau, tokio keliančių didesnį pasiekėm, kai žmogui duoti. Jūs būtent ir duosit tą ginklą, aštrinsit jį savo mokiniams ir aš tikiuosi, kad tas jums teiks tikrai didelį malonumą. Nu, o tėveliam aš manau, kad visi svajoja, kad jų vaikai pasieks kažką, tai bus geri Lietuvos piliečiai, užtarėjai ir guodėjai jūsų ateityje. Aš irgi noriu palinkėti, kad tos svajonės išsipildytų. Tai va tos svajonės tiek vaikų.